Sveiki, draugai. Prisistatymų nereikia, eikime tiesiai prie reikalų. Yra tokia grupė, kurią sudaro 3 vaikai su teptukais ir flomasteriais. Jie paišo hieroglifus ant sienų ir vaidina traderius. Savo mirusį projektą vadina Kripto imperija, prekiauja mėlynomis ir baltomis žvakėmis, kad atrodytų įdomus, paslaptingi, įtraukiantys visiškai nesidomintiems tradingu žmonėms. Jie savo mini klautų, kaip sakyt, ta grupė susikūrė, kuri yra negyva. Kas yra klautas, tai aš jums paaiškinsiu. Tai yra staibus kažkoks peržiūrų kiekis. Lietuvos mastu tai gali būti 10 000, tai gali būti 20 000. Ir žmonės ateina pasižiūrėti, kas čia nutiko. Tai tas visas klautas atsirado, kai žmonės pasidarė video apie apsistūmusį. Aš nieko asmeniško prieš jį neturiu, jokio pykčio nelaikau, nors ir yra keltas video apie jį, bet jis yra grinai juoko forma, aš tikrai jokio pykčio nelaikau, bet ir nelaikau jo savo srities nei profesionalų, nei žmogum, kuris kažką supranta, apart to, kaip pirkti, parduoti. Tai turiu omenyje ne pirkti ir parduoti kažką sumaniai, bet tiesiog įsigyti ir parduoti kriptovaliutas. Tiesiog žmogus turi auditoriją, kuri nėra traderiai, kurie nesugeba atsirinkti informacijos. Tai būtent šita Kripto imperijos, kaip sakant, mini grupelė, tą didžiąją dalį savo naujokų ir pasiėmė iš to vaizdo įrašo apie apsistūmusį. Ne per žinias, ne per patirtį, o per buvimą tinkamų laikų ir tinkamoje vietoje. Nesvarbu, kad jo indikatorius rodė pieno riebumą ir visi tai žinojo ir tiesiog juokėsi iš jo. Tie, kurie pirko, jie tiesiog literaliai nežinojo, ką jie perka. Tai čia yra viena vieta. Pas apsistūmusį nebuvo jokių mokymų, nes jūs jų ir negali turėti. Pas tai mokymai būdavo kaip įsijungti indikatorių per TradingView. Ir viskas. Įsigyk, įsijung, daryk, uždirbsi. Čia yra labai paprastas dalykas, dėl to į tai neina rimtai žiūrėti. O jie padarė kriminalinį tyrimą ir maždaug exposino apsistūmus, kur realiai nėra ką ir exposinti, visi ir taip mato. Tai tokie pamestinukai YouTube lygio traderiai gavo savo tą kiaurą žvaigždę ir pagalvojo. Apsistūmęs jisai nieko nesupranta, bet turi didžiulę auditoriją. Tai mes padarysim šiek tiek geriau. Mes galime pasižiūrėti YouTube, radom informaciją ir padaryti geriau. Jie pasiskaitė, kas yra kripto, kas yra meme coinsai, kas yra techninė analizė, kas tie indikatoriai, ką jie daro, kokie indikatoriai yra. Apgavo savo kaip ekskliuzyvinę temą, kurie pritrauks klientus, išsirinko pasenusią rinkos gyro vizualizaciją. Sutrumpinus DOM. Angliškai tai vadinasi depth of market, lietuviškai tai rinkos gylis. Ir tai yra prekybos order bookas, kurį jūs galite rasti kiekviename exchange. Ir tokie dalykai yra labai įtraukiantys, bet jie įtraukia tuos žmonės, kurie absoliučiai neturi jokios patirties. Tai pradėkim nuo to. Apsistūmęs pasiėmė didžiulę auditoriją žmonių, nes tuo metu buvo boomas, tuo metu buvo kažkoks balranas ir žmonės ieškojo kažkokios informacijos, nes absoliučiai nieko nėra. Tada iš apsistūmusio jie pasiėmė tą mažytę dalį auditorijos, tokios protingesnės auditorijos ir paaiškino, apsistūmęs turi nemokamą indikatorių, visiems dalina, visiems parduoda, pavogęs, ne kažką. Ir patys, net tam pačiam vaizdo įrašai juokinga, reklamuoja savo kursus, reklamuoja, ką čia jie mokina, tą bendruomenę ir taip toliau. Ir kaip ekskliuzyvą visur pateikia DOMO rinkos gylio analizę, tai aš šiek tiek papasakosiu. Tai kaip ir minėjau, čia yra tik tai įtraukiantis dalykas, bet naudos tam yra nulis. O kodėl? Nes žiūrint į šitos rinkos gylius, bei sekiojant tuos order bookus, kurie yra jūsų kiekvienoje keitykloje, ne? Tai gaunasi kažkoks pilstymas iš tuščio į kiaurą, nes tai yra lašas jūroje. Tai yra viena tema iš kokių 400-500 tradingo temų, o pas juos tai yra ekskliuzyvinė tema, pagal kurią jie dirba ir man nežinau, kiek kartų rašinėjau, tai tu papasakok, kas čia yra, ar tu bent supranti ir taip toliau. Tai o dabar yra laikas papasakoti.
Nenorėjau pasakoti, aš ten su jais susiskambinus, su kažkokiais vaikais pasiskambint ir papasakot apie šituos dalykus, kad suprantu daugiau. Man iš to nėra jokio tikslo, aš nemokinu už dyką, bet aš jums paaiškinsiu, ko jūs tikrai nesuprantat. Tai jeigu kalbėtumėme prieš 10-20 metų, tai būtų ekskliuzyvas, tai būtų kažkokia premium lygio informacija, tada buvo labai mažai aukšto dažnio tradingo botų. Dėl to šitie dalykai būdavo superiniai, labai gerai veikiantys ir panašiai, bet supraskite, tradingas evoliucionuoja. Dabar yra labai daug algoritmų, skirtingų programinių skriptų. Ir be viso to, šiandien visi šitie išvardinti dalykai per order booką yra tik tai kaip girlianda ant kalėdinės eglutės. Jie yra absoliučiai manipuliacinio pobūdžio. Tu matai ne tai, kas vyksta, o aukšto dažnio robotų šou. Jie gali dirbti labai skirtingais būdais. Jūs galite matyti tik tai labai mažą dalį informacijos čia, o tas visas didysis orderis gali būti užslėptas. Ir tai nėra sunku padaryti. Jūs galite matyti 5% tų visų orderių, o visi kiti orderiai būna paslėpti ir kai tie 5% nuperkami arba parduodami, išlenda dar 5% dar ir tai vadinama icebergu. Tai yra ledkalnis, kai matoma yra tik tai labai maža dalis to. Dar vienas yra populiarus būdas, tai yra spoofingas. Spoofingas tai yra tų pačių robotų darbas, kai jie nori sufeikinti likvidumą. Jie įdeda kažkokį orderį, pagazdint ar dar kažkokiu tikslu ir išima. Čia yra spoofingas. Ir vaikai visokie reaguoja į tuos spoofus, mėtosi, stebi ir ant galo taip gaunasi, kad kaip ir toj grupiai, ten krūva mokytojų, bet visi pykstasi, kad nei vieno teisingo signalo per 6 mėnesius ir viešai pykstasi, paskui lieka vienas mokytojas, jisai neturi kaip gauti dėmesio, jis rašo mano mokiniam. Tai apie tai kitame vaizdo įraše, einant toliau apie profesionalius dalykus, o paskui grįšim prie šitų šiaušlių. Tai gerai, ką mes pakalbėjom? Pakalbėjom, kad yra daug informacijos, kad yra pas juos klautas iš apsistūmusio ir taip gimė grupiai. Grupiai pastatyta ant domo pagrinde, bet kaip ir minėjau, yra kiti dalykai, kaip indikatoriai, ten techninė analizė, mimcoins, jie rašė, tokie grinai juokingi dalykėliai. Viskas su tuo gerai, bet tai yra labai maža dalis jūroje. Ir visas tas nežinojimas, kad pavyzdžiui indikatorių yra realiai tiek daug, kad jūs net neįsivaizduojate ir jų yra nemokamų. Kiek daug, aš jums galiu visus sujungti, kad jums gražiai užsižiebtų kaip kalėdinė eglutė. Ir jūs galbūt suprasit, čia visi yra labai geri indikatoriai. O ką tas durniukas tenais daro jūsų, tai jis labai mažai ką supranta. Nes per mokamus puslapis galvoja, kad gausi daugiau informacijos ir panašiai. Visa informacija yra nemokama, realiai. Visa šita volumo informacija yra nemokama. Aš nežinau, kiek čia jų prijungiau, aš galiu dar prijungti, galiu šituos išjungti, galiu nuo pačios prijungti, rodo likvidacijas, pasako, kad čia yra kažkoks unikalus susirinkimas. Tai per paprastą trading jūs galite susirinkti iš didžiausio, pavyzdžiui, exchange'o informaciją. Ir tų indikatorių jūs galite imti kiek jūs norite, nes jie yra nemokami. Bet jie rodo dalykus dėl to, nes kripto biržos duoda tą informaciją. O tą informaciją duoda, nes jiems tai yra naudinga. Jie duoda per order booką, tada išeina į liquidation heat mapus tą informaciją. Ir taip gaunasi, kad visas tas jūs pasiekia ir jūs galvojat, kad jūs esate protingi. Ir jums duoda kažkokią iliuziją, kad jūs čia esat protingi, jūs gaudotis, čia skaičiuojat kažką, čia kažkokios skaičiuoklės, open interestai, volume flow, footprintai, dar gal kažkokias pasėmat, sesijos profilius, dar kažką. Bet pats principas, kad visi šitie dalykai nepriveda prie gero dalyko. Kodėl nepriveda? Nes jūs neturite pranašumų. O jūsų pranašumas nėra tame. Jūsų pranašumas, kodėl negali būti pranašumų? Nes prie beprotiško triukšmo ir labai naudos, mažo kiekio naudos priimant sprendimus yra, nežinau, kaip čia paaiškinti, tai yra sulendama į mikro dalykus, kur jūs neturite pranašumo. Kodėl neturite pranašumo? Nes visas tas pranašumas, tiek volumą žiūrint, tiek footprintų žiūrint, yra pas institucinius prekiautojus.
Jie turi didelę galę, nes tos pačios kripto keityklos turi monopolį, market makeriai, jie turi aukšto dažnio robotus, investicinių pinigų galia ir yra prieš jūs ta, kad jie tuos įrankius turi tam, kad išnaudoti pranašumą mažuose dažniuose, o dideliuose dažniuose jūs apgauna, nes jūs ten 3 linijas nusipiešėt ir jūs nesuprantat, kodėl čia nesuveikiau, turėjau suveikti. Ir būtent tai patvirtina visa jūsų grupė. Galim pasikalbėti toliau apie pačius įrankius, kuriuos galite pasižiūrėti internete. Tai nuo visų sakau, volumo profilių, analizių ir taip toliau, su kripto rinka yra labai lengva. Už akcijų rinką, už forex, už visą kitą, jūs galite turite mokėti pinigus, kad gautumėte šitą depą. Su kripto rinkomis to nereikia. Kripto rinkos atiduoda informaciją, kaip ir minėjau, per order booką. Kodėl akcijų rinkoje nėra liquidation heatmapų, sakykime, praeitų metų, paskutinių 6 mėnesių? Kodėl nėra? Nes informacija yra konfidenciali, jinai yra slepiama. Jie pasilieka šitie, kaip sakyt, visi exchange'ai. Ir ją galima įsigyti tik tai tam tikrų dienų į galą, į ateitį. Tai reiškia iki 7 dienų, iki 3 dienų ir panašiai. O kripto rinkoje pasižiūrėkit, liquidation heatmapai, visokie volume printai, jūs viską gaunat.